Kitas žmonės vedantys draugai čia. Ir mes šiandieną eisime į darbą. Taip, jis pagaliau galės nuo darbą. Tai visą laiką bijau, nedaro drabužius, kad galėčiau parodyti apie savo darbą. Dabar, ponė Pyrs, apsivelk savo darbo drabužius greičiau. Gerai. Štai aš tau čia padėsiu. Tai ir taip. Mano drabužiai yra nukopijuoti iš pono D, nes aš nesugebu sugalvoti originalių drabužių. Taigi jau galime skubėti į darbą. Taigi, mūsų darbas vadinasi Pyrs įmonė. Įkime į vidų. Ir mes gebėjome apgadinti visą šitą vaizdą. Ponas Kiest? Taip, aš irgi dirbu. Padarė drąsiau darbą drabužių. Lol. Todėl taigi mes sugrovėm duris. Aš tai niekam nebuvo reikalingas vis tiek. Taigi, ar žinote, kad mes turime dar vieną draugą? Ne vien tik poną Kirst. Taip, jeigu jūs matėt sneak, taigi, taip, jūsų draugą turite pamatyti dabar. Eikite visi paskui mane. Labas, mano vardas Bjaurus Pyrdis. Ir aš šiandieną sėdžiu tualete, nes man labai pūtė pilvą. Taip, jeigu jūs matėte sneak, tai jūs turėjote atpažinti šitą žmogų. Jo vardas yra Bjaurus Pyrdis. Taigi, Bjaurus Pyrdis dažnai turi bezdalų priepuolių. Taip, bet jau visą laiko dalį sėdžiu tualete. Ir aš neįtikėtinai smirdu. Lol. Turiu pripažinti, pono Bjaurojo Pyrdžiaus bezdalų priepuoliai yra super juokingi. Taip, tikrai juokingi. O ne žmonės. Aš manau, kad man dar vienas atsitiks. Palaukite žmonės, nepanikuokite. Vajetau, tai buvo super juoki. Taip, ponas, vargšas ponas Pyrdis pavirto į Bjaurų Pyrdį. Tai tik mes dabar likom ponai D. Palaukite žiūrovai.
Prašau labai kantriai palaukti. Štai aš sugrįžau, bet be savo darbo drabužių dėja. O ne, direktorius baisus supyks. Ar negaliu patikėti, kad bjaurasis spėčiau, tu padarai dar vieną baisų panikos bezalų priepuolį. Nepažinai, kad tu padarai. Tu vos degina visos įmonės. O ne, jau dega. Viskas. Jūs visi esate atleisti. Tai jūs visi esate atleisti labai ilgam laikui, išskyrus tave, bjaurasis spėčiau. Tu esi atleistas visam laikui. Dabar aš tave išmesiu iš čia. Ir dabar nesijaudinkite, bet... Jej! Aš sugrąžinau savo... Tada dabar aš sugrąžinsiu savo draugus. Ačiū labai, ponė Kirsta! Šitą pakalbą yra tokia pati šalia pakalbą patalija. Jej! Kirs gyvenimui. Taip, žmonės. O dabar atsinešinkimės iš čia. Nepamirškite prenumeruoti Gamerės Kamilės kanalo arba Ate, draugai, ir bjaurasis spėčiau, eik iš čia, arba